Žinote tą jausmą, kai esate apsuptas žmonių, bet vis tiek jaučiatės visiškai vienas. Ilgą laiką tai buvo mano realybė. Atrodė, kad manyje buvo tuštuma, kurios niekas negalėjo užpildyti. Stengiausi į tai nekreipti dėmesio, apsimečiau, kad man tai nerūpi, bet kai atsidūriau viena, šis jausmas mane apėmė. Prisimenu vieną konkrečią dieną, kai sėdėjau kavinėje. Aplinkiniai juokėst kalbėjos, o aš žaidžiu su mobiliuoju telefonu, lyg būčiau užsiemus. Bet tiesa ta, kad aš tik prisidengiau. Naršiau socialiniuose tinkluose, matydama draugų nuotraukas vakarėliuose, kelionėse, laimingas akimirkas. Man viskas atrodė taip toli, lyg gyvenčiau paralelinėme pasaulyje. Ta popietė žiūrėdama į savo vėstantį kavos puodelį, paklausiau savęs to, ko ilgai vengiau, kodėl aš taip jaučiuosi. Tai buvo paprastas klausimas, bet jis mane pateikė kaip smūgis. Žinojau, kad kažkas ne taip, bet niekada nenustojau apie tai galvoti. Atsakymas pasirodė ne iš karto. Tiesą sakant, vien pripažinti tai savo atrodė mažas žingsnis. Ten ir supratau, kad jei ko nors nepadarysiu dėl savęs, niekas to nepadarys. Grįžau namo ir nusprendžiau pradėti paprastai. Paėmiau seną sąsiuvinį, kuris gulėjo stalčiuje, ir pradėjau rašyti. Neturėjau plano, tiesiog norėjau išsiaiškinti, ką jaučiu. Pirmi žodžiai buvo painūs, šiek tiek beprasmiai, bet po truputį pradėjau pastebėti raštus. Sužinojau, kad tai ne tik dėl kitų žmonių nebuvimo. Tai buvo apie kažką gilesnio, aš atsijungiau nuo savęs. Kitą dieną nusprendžiau pasirūpinti savimi. Nereikėjo nieko didingo, tiesiog norėjau vėl pasijusti gyvą. Pradėjau nuo kažko paprasto, pasivaikščiojimo po apylinkės. Grynas oras, medžių judėjimas, mano pačios žingsnių garsas. Visa tai atrodė nereikšminga, bet suteikė lengvumo jausmą, kurio seniai nejaučiau. Po kelių dienų nusprendžiau eiti toliau. Visada norėjau išmokti ko nors naujo, todėl užsirašiau į keramikos kursus. Iš pradžių nervinaus, juk nieko nepažinojau ir nieko nežinojau apie lipdymą. Bet tai buvo vienas geriausių mano kada nors priimtų sprendimų. Tame kurse sutikau žmonių, kurie, kaip ir aš, kažko ieškojo. Tai buvo ne tik naujų įgūdžių išmokymas, bet ir leidimas savo eksperimentuoti, klysti, kurti. Ten sutikau Juliją, tokį pat tikrą žmogų kaip aš. Kalbėjomės apie savo iššūkius, apie akimirkas, kai jautėmės pasimetę. Ir po truputį supratau, kad tos saveikos man padėjo pažvelgti į pasaulį kitaip. Žvelgdamas atgal dabar suprantu tai, kad tuo metu buvo sunku įžvelgti. Vienatvė išmoko mane, apie save daugiau nei bet kuri kita mano gyvenimo akimirka. Sužinojau, kad man nereikia laukti, kol kas nors mane išgelbės. Aš buvau ta, kuriai reikėjo žengti pirmąjį žingsnį. Nemeluosiu ir nesakysiu, kad buvo lengva. Kai kurios dienos vis dar sunkios, o retkarčiais ta tuštuma bando sugrįžti. Bet dabar aš žinau, ką daryti. Žinau, kad rūpindamasis savimi, leisdamas savo būti netobulam ir atverdamas save pasauliu, aš kuriu kažką stipresnio už bet kokią tuštumą gyvenimą, kuris tikrai turi prasmę. Kai pradėjau rašyti į tą sąsiuvinį, kažkas manyje pasikeitė. Tai nebuvo kaip magija ar kažkas, kas nutiko per naktį, bet pirmą kartą įsiklausiau į savo mintis, nesistengdama nuo jų pabėgti. Tai vis dar buvo skausminga, bet kartu jautėsi kaip palengvėjimas. Vieną naktį, kai perskaičiau tai, ką jau parašiau, supratau kažką akivaizdaus, ko iki tol net pažinau. Tiek daug laiko praleidau ieškodamas pritarimo ir ryšio iš kitų žmonių, kad pamiršau savęs paklausti, ko iš tikrųjų nori. Vis bandžiau užpildyti tuštumą mintimi, kad kažkas ar kažkas ištaisys tai, kas buvo negerai. Tačiau tiesa buvo ta, kad tai, ko trūko, buvo manyje. Nusprendžiau, kad turiu išmokti jaustis patogiai savo kompanijoje. Tai skambėjo baisiai. Iki tos akimirkos dariau viską, kad išvengčiau tylos erdvės, garsiai grodavau muziką, žiūrėdavau ką nors per televizorių ar pasiklyzdavau socialiniuose tinkluose. Viskas, kad nesusidurčiau su tuo, kas buvo manyje. Taigi vieną sekmadienio rytą viską išjungiau. Jokios muzikos, jokio mobiliojo telefono, jokių trukdžių. Išsiviriau arbatos, atsisėdau balkone ir likau ten, klausydamasis aplinkinių garsų. Iš pradžių neramumas buvo nepakeliamas. Mano protas jautėsi tarsi sumaištis, prisiminimai. Baimės ir nesaugumas įsiveržė į mano mintis. Bet kažkuriuo momentu kažkas pasikeitė. Tarp visos sumaišties ėmiau pastebėti smulkmenas, kurios anksčiau buvo nepastebėtos, vėjo ūžesį medžiuose, saulės kaitros pojūtį ant odos arbatos aromatą. Atrodė, kad akimirką būčiau išjungęs autopilotą. Ši nedidelė patirtis man parodė kai ką vertingo, kartais vienatvė nėra priešas. Tai gali būti galimybė vėl susijungti su dabartimi, iš tikrųjų pastebėti tai, kas yra aplinkų. Sujaudintas šio atradimo, aš pradėjau patirti daugiau tokių akimirkų. Tai nebuvo lengva, bet su kiekvienu bandymu atrodė mažiau baisu. Vieną dieną nusprendžiau daryti ką nors kitaip, nuėjau į kiną vieną. Visada maniau, kad bus keista, kad žmonės į mane žiūrės su gailesčiu, bet taip neatsitiko.
Tiesą sakant, niekas to nepastebėjo. Atsisėdau į patogų fotelį, išsirinkau filmą, kurį seniai norėjau pažiūrėti ir pirmą kartą po ilgo laiko jaučiausi ramiai, nereikalaujanti niekieno pritarimų. Šios nedidelės patirtys susikaupė. Kiekvieną kartą, kai ką nors darydavau patį, jaučiausi šiek tiek labiau pasitikinti savimi. Atradau, kad galiu mėgauti savo draugiją, kad būti su savimi nėra ko bijoti. Įdomu tai, kad kuo daugiau bendravau su savimi, tuo labiau man atrodė, kad traukiau tikrus ryšius su kitais žmonėmis. Būtent vieną iš tų dienų sutikau Renatą, klasiokę iš keramikos kurso, kuri pakvietė mane kavos po pamokų. Kalbėjomės valandas ir tai buvo nepanašu į jokį bendravimą pastaraisiais metais. Man nereikėjo apsimetinėti kažkuo, ko nesu, ar bandyti padaryti jai įspūdžio. Tiesiog buvau savimi ir to pakako. Šie nedideli pokyčiai pradėjo keisti mano požiūrį į pasaulį. Tai jau buvo ne apie tuštumos užpildymą kitais žmonėmis, o apie man prasmingo gyvenimo kūrimą. Iš to atsiradę ryšiai buvo autentiški, pagrįsti tiesa ir priėmimu. Visada jaučiau, kad turiu būti tobula, kad mane priimti. Žinai mintit, kad jei nebūsi pakankamai įdomus, pakankamai stiprus ar visada pasiekiamas, žmonės tave apleis. Šis tikėjimas mane lydėjo ilgus metus, nesuvokdamas, kokį svorį jis man uždeda. Prisimenu pokalbį su Renata, ta klasiokė iš keramikos kurso. Vieną ramią popietę, kai kavinėje dalindavomės pyrago gabalėlių, išpurčiau, kartais manau, kad niekas manęs tikrai nepažįsta, žinote. Kaip ir aš visada turiu parodyti savo geriausią pusę, nes jei to nepadarysiu, niekas nenorės būti šalia. Jis supratingai nusišypsojo ir atsakė, aš irgi taip galvojau. Tačiau kuo labiau stengiesi būti tobulas, tuo labiau atsiriboji nuo tikrų žmonių. Nes niekas negali susisiekti su tuo, kas atrodo nepasiekiama. Tie žodžiai man įstrigo galvoje. Ar aš atstūmiau žmonės, bandydamas būti tuo, ko net negalėčiau būti? Po šio pokalbio pradėjau labiau pastebėti savo elgesį. Supratau, kad dažnai slėpiau savo nesaugumą, apsimetut, kad viskas gerai arba stengiuosi įtikti kitiems net tada, kai man tai trukdo. Ir po truputį nusprendžiau tai pakeisti. Pirmą kartą leidau savo parodyti pažeidžiamumą su mama. Visada stengiausi prieš ją pasirodyti stipri, tarsi mano problemos būtų per mažos, kad galėčiau pasidalinti. Bet vieną vakarą, kai kalbėjomės, aš tiesiog pasakiau, kartais jaučiuosi vienišas ir nežinau, kaip su tuo susitvarkyti. Mano nuostabai, ji manęs nesmerkė. Priešingai, jis laikė mane už rankos ir pasakė, aš irgi taip jaučiausi. Tai dažniau nei jūs manote. Tai mane palietė taip, kad žodžiais neįmanoma paaiškinti. Parodęs savo silpnumą nepraradau jos pagarbos. Priešingai, tai mus dar labiau suartino. Laikui bėgant supratau, kad būti pažeidžiamam nėra silpnumo požymis. Tai drąsos aktas. Parodydami, kas mes esame, trūkumai ir visa kita, žmonės gali mūsų iš tikrųjų pamatyti, ir mes galime sukurti tvirtesnius, tikresnius ryšius. Pradėjau labiau atsiverti ne visiems, o tiems, kuriais jaučiau, kad galiu pasitikėti. Užuot bandęs padaryti įspūdį, nusprendžiau būti sąžiningas. Sužinojau, kad žmonės, kurie liko šalia manęs, buvo ne dėl to, kad buvau tobula, o todėl, kad jie rado manyje kažką tikro. Ir svarbiausia, išmokau būti malonesnė savo. Pradėjau pripažinti, kad man ne visada reikia gerai atrodyti, kad galiu klysti ir vis tiek būti verta meilės ir pagarbos. Tas nuolatinis poreikis būti tobulam, slėpti jausmus buvo tarsi nešti kuprinę pilną akmenų. Kai pradėjau leisti šios akmenys po vieną, pajutau palengvėjimą, kurio net nežinojau, kad man reikia. Išlaisvino būti tiesiog manimi, be kaukių ar pretenzijų. Ir žinote, kas ironiškiausia. Kuo labiau priėmiau savo netobulumus, tuo daugiau žmonių su manimi susisiekė. Kadangi giliai viduje mes visi ieškome to žmogaus, su kuriuo galėtume būti autentiški, nebijodami nuosprendžio. Vieną dieną, tvarkydamas knygų lentyną savo kambaryje, radau seną dienoraštį, kurio net nepamenu turėjęs. Ant viršelio buvo nupieštas saulės piešinys, ką tikriausiai dariau būdamas jaunesnis. Susidomėjęs pradėjau vartyti. Puslapiai buvo pilni svajonių, kurias turėjau paauglystėje. Projektai, idėjos ir net sąrašai dalykų, kuriuos norėjau veikti užaugęs. Skaitydama supratau, kaip tos svajonės buvo už manęs. Ne todėl, kad jie buvo neįmanomi, o todėl, kad bėgant metams leidau rutinai ir nesaugumui sulaikyti mane nuo to, ko norėjau būti. Užverčiau dienoraštį ir spoksojau į jį kelias minutės. Ten sėdėdama ant savo kambario grindų pajutau, kaip kažkas pabunda manyje. Noras kažką daryti su savo vienatvel, paversti tą tuštumą judesiu. Nusprendžiau pradėti nuo mažo. Grįžau prie anksčiau naudoto sąsiuvinio ir surašiau naują sąrašą, šį kartą dalykų, kuriuos galėčiau padaryti, kad rasčiau didesnį tikslą. Tai neturėjo būti kažkas didingo. Tiesą sakant, aš tiesiog norėjau savo kasdienybei suteikti naują prasmę. Kitą savaitę tyrinėjau savanoriškus projektus savo mieste. Galų gale radau įstaigą, kuri organizuodavo lankymus pas senelius slaugos namuose.
Daug negalvojau, užsiregistravau. Nežinojau, kad šis paprastas sprendimas pakeis mano gyvenimą taip, kaip negalėjau net įsivaizduoti. Pirmo apsilankimo metu jaudinaus. Nežinojau, kaip būsiu priimtas, ar galėsiu ką nors pakeisti. Tačiau įėjus į namų svetainę ir pamačius tų žmonių šypsenas, kažkas viduje sušilo. Kalbėjausi su Dona Helena, 82 metų moterimi, kuri turėjo neįtikėtinų istorijų apie savo jaunystę. Ji papasakojo apie laiką, kai dirbo siuvėja ir kaip mėgo šokti šeštadieniais. Kai ji kalbėjo, supratau, kad šios mažos saveikos padėjo ne tik jiems, bet ir man. Kuo daugiau įsitraukiau į savanorišką veiklą, tuo labiau supratau galę būti susijusiam su kažkuo didesnį. Tai buvo ne tik apsilankymai, bet ir jausmas, kad esate kažko prasmingo dalis. Vienatvė, kuri kadaise mane paralyžiavo, dabar mane varė. Kiekviena šypsena, kurią mačiau, kiekvienas mano pokalbis privertė mane suprasti, kad tuštuma manyje mažėja, nes užpildau ją tikslu. Be to supratau, kad šioje kelionėje nesu vienas. Kiti savanoriai turėjo panašių istorijų. Vieni prarado ką nors svarbaus, kiti ieškojo naujų kelių, ir visi buvo ten, norintys paaukoti šiek tiek savo laiko ir energijos. Šie ryšiai pradėjo formuotis natūraliai, ir po truputį tie žmonės tapo mano gyvenimo dalimi. Labiausiai mane nustebino supratimas, kaip maži veiksmai gali turėti didžiulį poveikį. Paprastas kaip tu šiandien. Tai gali pakeisti kažkieno dieną. Tai mane išmokėt, kad net tais laikais, kai jaučiu, kad neturiu daug ką pasiūlyti, gali pakakti mano buvimu. Ir taip diena iš dienos ėmiau suprasti, kad vienatvė, nors ir vis pasirodydavo karts nuo karto, nebėra pabaisa, kurios turėčiau bijoti. Tiesą sakant, tai buvo priminimas, kad visada yra ką daugiau tyrinėti savyje ir mane supančiame pasaulyje. Praėjo keli mėnesiai, kai pradėjau lankytis slaugos namuose, o mano gyvenimas jau buvo visiškai kitoks. Radau tikslą paprastuose veiksmuose ir pradėjau žvelgti į vienatvę naujomis akimis. Nebuvo taip, kad ji visiškai išnyko, dar buvo dienų, kai jaučiausi labiau introspekciją, bet dabar jau žinojau, kaip su tuo susitvarkyti. Tai buvo šeštadienio popietė, vieno iš apsilankymų metų kažkas nutiko ir privertė mane suprasti, kaip labai pasikeičiau. Padėjau Donai Gelenai sutvarkyti keletą senų albumų. Ji mėgo rodyti savo jaunystės nuotraukas, visada pasakodama istorijas apie kiekvieną akimirką. Bet tą dieną jis staiga sustojo, laikė mane už rankos ir pasakė, tu turi gerą širdį ar žinai. Ne visi skiria laiko klausytis tokių kaip aš istorijų. Ir tai reiškia labai daug. Akimirką buvau be žado. Tie keli žodžiai turėjo didžiulį svorį. Ne todėl, kad jausčiaus gerą tai darydama, o todėl, kad supratau, kad padėdamas kitiems gydau ir save. Ta popietė važiuodamas namo daug galvojau apie tai, ką ji pasakė. Ėmiau suprasti, kad vienatvė niekada nebuvo vien tik aplinkinių žmonių trūkumas, o ryšio su savimi ir su kitais trūkumas. Ir dabar šie ryšiai atsirado tokiais būdais, kokių aš net neįsivaizdavau. Taip pat supratau, kad taip ilgai ieškojau kažko išorinio, kuris mane išpildytų. Draugai, santykiai, blaškymasis. Tačiau tai, kas mane dabar tikrai sustiprino, buvo kažkas, kas kilo iš vidaus, noras autentiškai atkurti ryšį su savimi ir pasauliu. Laikui bėgant pradėjau pastebėti dalykus, kurie anksčiau buvo nepastebėti. Paprasto pokalbio malonumas. Pro langą matomas saulėlydžio grožis. Giliai įkvėpimo ir tiesiog egzistavimo jausmas. Anksčiau šios akimirkos jautėsi tuščios, o dabar jos turėjo ypatingą reikšmę. Pradėjau būti dėkingesnis. Nepriverstinai, o natūraliai. Kiekvienas slaugos namams skirtą dieną, kiekvienas pokalbis su mama ar naujais draugais man rodė, kad gyvenimas yra daug turtingesnis, nei įsivaizdavau. Galų gale vienatvė buvo mano sunkiausia mokytoja, bet ir dosniausia. Ji išmokė mane vertinti tai, kas esu, rasti jėgų tylos akimirkomis ir kurti tiesą pagrįstus ryšius. Šiandien, kai galvoju apie tuštumą, kurią jaučiau, nebematau to kaip kažko baisaus. Jis buvo postūmis, kurio man reikėjo atrasti dalykus, kurie visą laiką buvo manyje. Ir jei jūs skaitantis tai jaučiate, kad vienatvė yra nepakeliama našta, noriu, kad žinotumėte, jog ją galima pakeisti. Ne viską iš karto, o nelengvai, o paprastais žingsneliais. Nes galų gale iš tikrųjų svarbu ne tai, kiek žmonių aplink tave, o tai, ką tu statai savyje. Laikui bėgant supratau, kad pasikeitė ne tik mano požiūris į vienatvę, aš pats buvau kitoks žmogus. Anksčiau gyvenau savo minčių gailestingumu. Jaučiausi įstrigęs tuštumos, kuri atrodė amžina. Dabar buvo kažkas daugiau. Tai buvo ne tik kitų žmonių nebuvimo užpildymas, bet ir tai, kaip aš jaučiuosi apie save. Vieną dieną tvarkydamas namus radau raštelį, kurį parašiau viso to pradžioje. Jis pasakė, aš tiesiog noriu vėl jaustis sveikas. Perskaičiau tuos žodžius ir nusišypsojau. Ne todėl, kad maniau, kad esu visiškai išgydyta, o todėl, kad pagaliau supratau, ką reiškia jaustis vientisai,
Tai buvo ne apie tai, kad daugiau niekada nebesijaustume vienatvės, o apie žinojimą, kaip su jie susitvarkyti, kai jie ateis. Šią naują gyvenimo akimirką pradėjau vertinti užmegztus ryšius. Puikiai draugė tapo kurso draugė Renata iš keramikos kurso. Netobulumu paremta draugystė ar poreikis užpildyti spragas, o tikri santykiai, kuriuose abu galime būti tokie, kokie buvome iš tikrųjų. Pasikeitė ir mano santykiai su mama. Nuo to nuoširdaus pokalbio apie vienatvę mūsų santykiai tapo artimesni. Pradėjome daugiau kalbėtis, dalytis rūpesčiais ir palaikyti vieni kitus net sunkiausiomis dienomis. Ir žinoma, slaugos namai išliko svarbia mano gyvenimo dalimi. Kiekvienas apsilankimas mane išmokė kažko naujo. Kiekviena išgirsta istorija priminė, kaip smulkmenos šypsena, apkabinimas, geras žodis gali pradžiuginti kažkieno dieną. Kartą vienas iš namų savanorių manęs paklausė, kaip man pavyko atrodyti tokį ramiai. Nusijuokiau. Jei žinotum, kaip sunku čia patekti, galbūt taip nepagalvotum, atsakiau. Tačiau pagalvodama apie tai supratau, kad paslaptis slypi mažuose žingsneliuose, kuriuos žengiau pakeliu. Tai nebuvo vienas didelis įvykis, pakeitęs viską. Tai buvo veiksmas paimti tą sąsiuvinį ir užsirašyti, ką jaučiau. Tai buvo pasivaikščiojimas po apylinkės, keramikos klasė ir paprasti sprendimai, kad mane pajudėti. Kiekvienas žingsnis, kad ir koks mažas būtų, priartino mane prie savęs. Dabar, kai galvoju apie ateitį, nebejaučiu tos paralyžiuojančios baimės likti vienai. Žinau, kad dar bus sunkių dienų, nes toks yra gyvenimas. Bet aš taip pat žinau, kad turiu priemonių su jais susidoroti. Žiūriu į veidrodį ir matau žmogų, kuris išmoko priimti save, susitaikyti su savo trūkumais ir vertinti savo tylos akimirkas. Kažkas, kas rado tikslą ir džiaugsmą smulkmenose. Ir jei jaučiate, kad vienatvė yra našta, kurios negalite pakelti, noriu, kad žinotumėte, jog gali būti kažkas daugiau. Tai gali būti kažko didesnio pradžia, galimybė pažinti save ir atrasti stiprybių, kurių net nežinojote, kad turi. Žvelgdamas į viską, ką patyriau, suprantu, kad vienatvė, kuri anksčiau atrodė kaip nepakeliamas svoris, galiausiai tapo mano didžiausia mokytoja. Susidurti su ja nebuvo lengva, bet tai buvo būtina. Ji man parodė, kaip svarbu rūpintis savimi, ieškoti tikrų ryšių ir rasti prasmę smulkmenose. Šiandien noriu su jumis kai kuo pasidalinti, kad ir kokią gilią tuštumą jaustumėt, išeitis iš jos yra. Tai gali prasidėti paprastų gestų pavyzdžiui, skirti akimirką savo arba padaryti ką nors naujo, net jei tai atrodo maža. Svarbiausia nepasiduoti tikėjimui, kad viskas gali pasikeisti. Ir dabar aš jūsų klausiu, koks bus pirmasis jūsų žingsnis, kad vienatvę paverstumėte stiprybę. Rašykite čia komentaruose arba pasidalykite savo istoriją. Galbūt įkvėpsite ką nors, kas taip pat išgyvena tai. Jei ši istorija jūs palietė, pasidalykite ją su žmogumi, kuriam reikia išgirsti šios žodžius. Kartu galime sukurti paramos ir empatijos tinklą, kuris padeda pakeisti gyvenimus. Ar esate pasirengęs pradėti savo transformaciją? Kitas žingsnis yra jūsų rankose.